Dėkoju Lietuvai, kurie atėjo į rinkimus, ta Lietuvos dalis. Dėkoju rinkėjams, kurie palaikė Liberalų sąjūdį ir reitingavo. Tai dar papildomo pilietinio aktyvumo įrodymas. Kągi, šie rinkimai pakeitė ir Lietuvą, ir Europą. Ir nemanykime, kad šie pokyčiai yra galutiniai. Lietuva kiek pavėlavo į tą vadinamą populizmo traukinį. Mes dėja, aš noriu pasakyti, ir aš apgailestauju dėl to, kad bandome, arba kai kas bando vytis tuos procesus, kurie kai kuriuose mūsų kaiminėse valstybėse yra pajudėję jau anksčiau. Ir to įrodymas būtent balsavimas už tas populistinės jėgas, kurios kalba gražiai, žada daug, bet aš manau neturi nei galimybių, nei supratimo, kaip tuos pažadus įgyvendinti. Aš manau, kad tai yra skambutis Lietuvos rinkėjams suklusti, prabusti. Jeigu tendencija tęsis, mes galime turėti nebūtinai pačią geriausią situaciją ir pageidaujamą tendenciją šį rudenį. Jūs iškovojate vieną mandatą, bet jūs bendroji rikiuotė partijų aplenkė pono Gražulio vadovaujama partija Tautos ir Teisingumo sąjunga, taip pat Lenkų rinkimų akcija. Kaip jūs paaiškintumėte tai, kad tokios, ypatingai kalbant apie pono Gražulio vadovaujamą partiją, tos tokios, kaip jie išreiškia, nesisteminės, pavadinkim, partijos aplenkė jūs, kad jų nežymiai, bet jų tų balsų jie surenka daugiau negu Liberalų sąjūdis. Ačiū. Tai matyti ne tai, kad jie mus aplenkė, bet radikalios jėgos, taip jos turi palaikymą, tas palaikymas stiprėja visoje Europoje ir ką tik tai ir kolega Petras minėjo, kad tos tendencijos jos Lietuvoje taip pat yra matomos. Kodėl jūs už Laisvės partiją jūsų nuomonę surinkote mažiau? Ir ponui Auštrevičiui noriu užduoti klausimą. Vakar duodamas interviu LRT televizijai, jau žinodamas rezultatus, cituoju, sakėte, stengiamės rinkėjui paaiškinti, įtikinti, nesipuošėm gaidžio plunksnomis ir nelakstėm. Čia apie ką? Čia apie Laisvės partiją ar kažką kitą turėjote omeny? Ačiū. Ta tikslą, kurį buvome užsibrėžę, mes pasiekėme. Mano komentaras, matyt, buvo skirtas tiems, kurie, žinot, rinkimuose, rinkimų kampanijos metu bando pasinaudoti tokiam vienkartiniam akimirkom ar veiksmais, vaidindami, tarkime, labai karingus, labai kovojančius už kažką politikus, arba apsimeta klounais. Iš tikrųjų, tikrąja to žodžio prasme. Ir juokina žmonės. O žmonės, rinkėjai, mano, kad tai yra realybė. Aš jūsų dėl Dievo meilės prašau, nekalbėti apie Gražulio standartą Lietuvoje. Gražulis neįvedė jokio standarto šiuose rinkimuose. Tai yra apgailėtina, tai yra iš tikrųjų keliantis ne tik juoką, savotišką šiurpą. Ir ką aš jums ir sakiau, kad dėja tai atitinka tas tendencijas, kuriomis Lietuva bando vytis kai kurių valstybių patirtį šioje srityje. Aš nenorėčiau, kad tai taptų Lietuvos politinė tradicija, kad mes paskestume tame populizmo liūne ir bandytumėm savotiškai atkartoti. Tai mano žodžiai skirti nei vienai politiniai partijai. Aš nematau konkurencijos su Laisvės partija. Jie turi savo rinkėją, mes turime savo rinkėją. Labai linkiu, kad mūsų pastangos, kuriant tą vieningą ir stiprią Europą, eitų išvien.